Visiems iki su jumis ir vėl aš Mr. Žaidimas ir jūs visi nusprendėte, kad daug kas sprendė, kad kad aš žaisčiau Robloxą, kad kai ką kito ir aišku, šiandien aš filmuosiu, kaip aš žaidžiu Robloxą ir dabar intensyviai žiūrėkit, kaip aš tai darau ir tos viską paaiškinu. Dabar mes žaisim tokį žaidimą, va čia pamatysit, kaip jis vadinasi, ir jo tikslas yra kasti ir gerinti savo kastuvą. Tenais, kur rašo 56, 60, tai tikriausiai kiek sykių galima panaudoti, aš neįsivaizduoju. Ir aš dabar turiu kažkokį training kastuvą. Ir dabar bandysiu kažką iškasti. Tai dabar pažiūrėkime. Taip, čia reikia spaudinėti taip, 3, 5. Tai dabar, kaip žinote, žaidimą tai ten jį reikia taip gaudyti kažkokius taip ten tą momentą. Ir aš verčiu, aš čia aš iškasiu kažkokį wrench. Ir dabar mes jį padedam ir jis duoda man $11 per sekundę. Aš buvau užkasęs ką ir koinę. Ir visą tai duoda man... Kiek čia man visą tai duoda? Tai man duoda $25. Tai dabar čia dar galima surinkti pinigus ir spaudžiam tau. Čionais mes galim kažką nusipirkti. Ne, čia. Va. Čia. Taip. Ką čia dar? Nesuprantu. Ar sužinosiu. Čia. Taip, čia kastuvai visokie. Aha, man reikia 10 000, kad aš atsirakinčiau šitą kastuvą. Gerai, o dabar einam toliau kasti ir aš parodžiu štai vietoj, kada jau viską iškasiu. Taigi dabar aš kažką čia kasiau ir tikriausiai kažkokį labai gerą daiktą iškasiau ir tiksliau neiškasiau, o galėjau užkasti, bet bandžiau greičiau suspaudinėti ir nepavyko. Ir aš dabar norėčiau dar kartą pabandyti iškasti šitą daiktą. Judam. Ir dabar aš tik iškasiau kažkokį pizzą, ar kaip, aš nesupratau netgi, bet aš dabar norėčiau dar sudėti viską. Ir aš iškasiau kažkokias rubber gloves, beisbolo rutuliuką. Ir išdėliosiu dar čia. Ai, čia. Max, čia dabar man reikia kažkaip ištrinti. Vėl. Ne, kaip čia. Tai išsiaiškinčiau, kaip padaryti. Ir aš supratau, kaip tai padaryti. Reiškia, reikia pasiimti plaktuką ir paspausti ant to daiktą. Paspaudi ir jis atsiranda tavo inventoriui. Tai aš dabar norėčiau surinkti pačius gal pigiausius ir uždėsiu gal šiek tiek brangesnius, pavyzdžiui, daiktus. Ir va, pizza man duoda $67 per sekundę. Gerai, padedam dar šitą. Ir pagal mane dar būtų gerai padėti šitą. Ir einu kasti toliau. Ir dar dabar pastebėjau, kad pas mane yra medinis kastuvas. Tai būtų gerai gal nusipirkti, ne, aš dar neturiu 4 000, ai, tai gal reikia susirinkti visus pinigus. Ir aš jau turiu net 20 000, gal aš negaliu pirkti jau geresnį. Einam pasižiūrėti. O čia.
nusipirkti. Ne, aš galiu pirktis šitą. Nusipirksiu. Nusipirkau 2 tokius. Ir dabar kaip čia jį naudotis. Ai, nu tai suprantu. Gerai, einam kasti ir kada kažką gero bandysiu išsikasiu, tai jum tai užfiksuosiu. Ir dabar aš tik iškasiau dar kažkokį tais gerą daiktą. Ir tas daiktas yra, tai aš įrasiu inventoriai. Va. Visi mato? Tai toks mažiukas. Pager kažkas. Nežinau, kas tai yra. Bet dabar šitas, ne, šitas. Šitą išimam ir uždedam šitą. Ir dabar aš realiai gaunu tikrai gan daug. Ir pasižiūrim, kiek aš jau turiu. Ir už 4000 aš jau realiai galėsiu eiti pirktis dar geresnį kažkokį kastuvą. Taip, pasižiūrim, kad iš inventorių aš dar turėjau ten vieną tokį kastuvą. Va, aš buvau nusipirkti. Ai, ne. Žodžiu. Dar nieko, reikia čia viską dar išsiaiškinti. O dabar aš einu toliau kasti. Dar norėjau jums pasakyti ir kad aš pastebėjau dar vieną tokį dalyką, kad čia renkasi strykas. Va, virš mano galvos galite pastebėti, kad yra skaičius 25, tai čia kiek aš iškasiau strykas man. Ir tik aš neseniai dar iškasiau tokį basketbolo krepšinio kamuolį. Va, jis duoda 62, aš jį norėčiau dėti į savo kiemelį. Tai dabar reikia pagalvoti, ką aš čia vietoj jo įdėsiu. Tai galim parinkti šitą. Šitas tikrai mažiausiai duoda. Ir įdedam šitą. Viskas. Galim susirinkti pinigus ir eiti pirkti dar geresnį kastuvą. Važiuojam pirkti. Dabar aš dar pastebėjau, kad čia galima parduoti, tai už to aš noriu. Ne, aš tada gal biškį vėliau pasižymėsiu visą, ką aš noriu pasilikti vėliau. Taip, čia tikriausiai 30. Aš galiu pirkti šitą, aš net norėčiau šitą nusipirkti realiai. Nusipirkau. Bet jis tikriausiai bus toks geras. Tai dabar važiuojam ir aš jums parodysiu, kaip kažkas važinėja ant mano kiemelių su kažkokiu paspirtuku. Žodžiu. Pažiūrim, pabandom pirmąsyk jos su juo pakasti kažką čia. O Jėzus, mane pašė. Nu, viskas kaip įprasta. Kasam toliau, kai kažką gerą iškasiu, jūs pamatysit. Taigi man parašė, kad mano inventorius yra pilnas. Žodžiu, pardaviau inventorių. Dar pastebėjau, kad čia galima pirkti gyvūnus. Va, parašyta get pets here. Tai čia gaunasi, kad perki egą, aš perku. Galva. Gerai, paimam, padedam. Va. Gerai, man reikia laukti 3 minutės. Žodžiu, aš palauksiu, o jūs pastebėkit.
jau liko 4 sekundės, 3, 2, 1, jau. Taigi man rašo, kad mano kiaušinis jau paruoštas, bet aš jo neatidarinėsiu. Ir jūs pamatysit, kas jame yra kitoje jau dalyje. Tai norėjau pasakyti, kad šitas video jau eina iki galo. Ačiū tau už tai, kad peržiūrėjai šitą video. Viso gero. Bye bye.